Matei? Mačiau. Eik tu savo, matei? Pagelį, kiek gali su visom bučiuotis? Matei? Mes irgi esam pasibučiavę. Nijolė. Ką? Mėlyjei, dar kartelį labas vakaras, sveikinuosi su jumis iš OptiBet pokalbių salelės. Šalia manęs žavingoji, mažoji Monika Liu. Labas! Apmokim garsiau, kaip ryte, garsiau. Viskas gerai, viskas gerai. Monikutė, atsinešai čia bul. Taip, aš noriu, kad mes galim ar negalima televizijoje gerti? Paskui. Ai, gerai, mes paskui. Aš daugiau tau. Monikutė, tu kaip mama vedėja, aš kaip mama vedėja, tu turi patirties, man pirmas kartas, ko reikėtų vengti. Ką reiktų daryti, ko nedaryti? Žinok, drąsiai, viskas labai gerai, jūsų nereali trijulė. Ačiū, kad išėmėt bairį su manimi ir Antanu. Tikrai dėkoju, ten taip baisiai būtų buvę. Buvo kažkas ten, ne? Tai viskas, atsipalduok, jūs nereali kompanija, labai davėt gerą startą, intro buvo wow, tai ačiū labai. Svarbiausia, kad mus palaikytų visi, kurie šį vakarą čia susirinko ir tada viskas bus gerai. Eik, tu aišku, kad palaikys ar ne taip kaip ryte? Aš dar turiu tokį klausimą. Gal tu norėtum prisijungti prie perspektyvios, labai žinomos grupės, neturinčių jokių teisinių problemyčių? 3 laisvos vietos. Čia tu mane į savo grupę, šiam 9 dangui? Nu, būtų gerai tokia. Gerai, galim, aišku. Rimtai? Gerai, kažką pagalvosim. Kaip fainiai. Bžeskas, jeigu man paskambina ir sutarsim. Bžeskai, skamtelk Monikutei. O dar turiu keletą klausimų. Monika, tu esi gavus mamą, tu esi vedus mamą ir iki tos trečios ir tos tokios stebuklingos mamos, ar planuoji vaikus, žodžiu? Ar tipo, ai. Ar nori vaikų, planuoji, koks čia? Aišku, norėčiau bent vieną kokį. Vieną kinderių. Jo, mes tau linkim didžiausios sėkmės. Ačiū apie tai viskas. Gerai. Mes Moniką dar pamatysime ant šios mūsų gražiosios scenos ir niekur nepabėkite, mes visai netrukus tęsime Mama apdovanojimus. Gero vakaro visiems. Tau irgi. Bul.